Gerai, labas visiems. 30 kartą kalba Klaipėda, 19 valandų 00 minučių. Ir šiandien apie pirmus kartus. Kokius? Visokius. Labiau iš tos pusės, kur kažkur žmogus mąstė už dėžės, iš to gimė verslas, iš to gimė pinigai, ar tie veiksmai įtakojo pokyčius kažkokiose technologijose, visuomeniai. Tie tokie pirmi viral dalykai, kurių žmonės nebijojo pradėti, nebijojo atrodyti kvailai ir iš to kažkas gimė. Kai kuriem pasisekė, kai kuriam visiškai nepasisekė, bet tas ilgesys kažkokias pasiekmes iššaukė ir labai didelį, ar tai technologinį, ar tai elgesio pokytį, tai tokių įvykių yra labai labai daug ir man pirma mintis pati durniausia, visą laiką ieškai tų biznių. Mes ne vieną laidą esam šnekėję, kur, blembu, kodėl aš šitą biznį nesugalvojau. Aha, jau Pozna jau būna. Ir būna Pozna, ir Maris gerai žino, yra kaip pardavinėti akmenis. O taip, 75 metais buvo žmogus, kuris sugalvojo. 75. Prieš Prieš milijoną metų. Tik ir būna. Tik Prieš Kristų. Tik spoti televizoriai buvo pasirodę. Sugalvojo pardavinėti akmenis. Iš idėja tarp draugų po to galvoju, davai pabandysiu. Kaina buvo nedidelė, $3.95. Kodėl nenusipirkti? Ir ne šiaip su pardavinė parašė tokią instrukciją, 30 ar kažkelių ten puslapių instrukciją, kartu dėžutė gražiai pakuota, akmo, jo nereik rūpintis, ten parašyta naudos, ten kas gali būti, žinai. Idealus gyvūnas. Pardavinėjo po mėnesio, jis į dieną parduodavo beveik po 10 000 akmenų. Taip užtrendino. Tais metais dar nebuvo tokio žodžio trendas, bet užtrendino. 75. Bet ir tie akmenys nebuvo ten mėnulio akmenys ar kažkokie akmenys. Visi akmenys yra mėnulio. Tiesiog akmenys. Visi akmenys yra mėnulio. Oh my God. Žodžiu, žmogus užsidirbo nuo $1 iki $1,5 milijono tais metais. Tais laikais. Tais laikais. Tai čia tas pats kaip, nežinau, 20 milijonų turbūt, jeigu nedaugiau. Pardavinės akmenis. Akmenis. Gerai. Mėnulio. Aistai, kad parduotų, kai reikėtų mėnulio akmenį pavadinti ir viskas važiuojam, jau veikia, ne? Jo, kažkas tokio apškai mandresnė. Bet čia iš tos serijos, kur žmogus sugalvoja niekam nereikalingą daiktą, labai gražiai apipavidalina, eina milijonai. Kitas būna, žinai, man kur ateina į galvą, kur bandėm, nesigavo, vis tiek pramušėm, vis tiek mes maladėts. 90s kažkokios babutės buvo investavimo klubą įkūrę. Jos žymės tom, kad pensininkės, ne? Kuom dar? Parašė knygą, išleido knygą bestselleris ir tipo pokytis rinkoje, kad daug atsirado mažų investuotojų, bet paskui tai knygoje paaiškėjo, kad biški jos ir tam pagražino, nieko jos tai. Bet ta prasme, kad močiutės, seniorės apie investavimą, ne? Birdstone Ladies in the Westman Club. Žodžiu, susirinko bobučių klubas, kad mažas žmogus gali investuoti, sudaryti konkurenciją Wall Street'ui. Okay. Ir tipo, kad ir mažas gali būti didelio. Inspiring istorija ir viskas, ir važiuojam taip iš nieko. Irgi. Iš nesėkmės padarai sėkmę ir uždirbi pinigų. Kita tokia kategorija dažnai atsikartojanti būna, kur žmonės pagauna kažkokį šabloną, ne? Tai buvo žaidimas irgi. Televizija būmina tais laikais, 84 metai. Žinai apie žaidimą Press Your Luck, kur sunkvežimio vairuotojas, bičias, pamatė, kad yra ten kažkokios švieselės, žodžiu, atsikartoja TV žaidime, kada kur kas sustoja. Ir jis mėnesių studijavo. Kažkoks algoritmas yra. Ir algoritmas, kad to švieselės atsikartoja kas tam tikrą laiką, kas tam tikrą atstumą. Ir jisai išmoko jos. Ir laimėjo tam žaidime ten $100,000, kažką tokio. Ir po to, kas pasikeitė, tai atsiranda, nežinau, atsitiktinė tvarka lietuviškai, randomizinimas. Pradėjo algoritmus dėti randomizinimą, kad nebūtų čia tokių mokslininkų. Žmonės išmoksta. Tai va, yra net filmas, neseniai žiūrėjau, pavadinimą tik pamiršau. Įdėsim į aprašymą, vaidina tas iš Breaking Bad bičias, palitikrą istoriją, kur žmonės loteriją apie,
kur jie matematiškai išskaičiavo, kad yra prasileista loterijai ir jeigu aš visus bilietus nupirksiu, žinai, gaunasi, kad aš išlošiu daugiau. Esu matęs ištraukų. Jo. Tai žiauriai geras. Ir jie paskui net pranešė tai loterijai ir jie sako, viskas mums all good. Ir iš to labai daug uždirbo. Tai va, bet šitie tokie randominiai atvejai, kurie tik parodo, kad arba iš nesėkmės, ar iš kažkokio visiškas nesąmonės, tu gali kažką tai tokio sukurti, kas pakeičia. Bet buvo ir jau einam į technologijų dalį žaidimai. Aš, pavyzdžiui, po šią dieną, kai pamačiau Flappy Bird, nesuprantu, kodėl jisai išpopuliarėjo. Nes influenceriai labai išpopuliarino. Papasakok, kas užsikabino. Flappy Bird, jisai tikrai ne pirmas žaidimas toks buvo. Daugiau ir tokių. Jaučiu, esi mačius toks labai idiotiškas, toks paukštis, skraido aukštyn žemyn ir vaizdas vis laik į priekį eina. Ir skraido jis tarp visokių vamzdžių ten. Tikslas neužkliūti. Ne Angry Birds. Ne. Daug baisiau. Jisai prisiskaito Rage Games, kad, labai lengva tau kažką sufeilint, tu miršti vėl nuo pradžio viską turi pradėti. Toks, tu bandai ten 100 kart, biški viskas iš naujo. Ir daužai ekraną. Daužai ekraną ir davai kas perės šitą. Ir influenceriai ten, kaip sakant, savo davai ten telefonę varydavo, tipo kas pabaigs. Tas žmogus, kuris sukūrė, studentas beros iš viso, paleido tą žaidimą, jisai pats nesikėjo, kad tai išpopuliarės. Išpopuliarėjo žaibiškai, visi pirko tą žaidimą, jisai labai daug pinigų uždirbo, bet kadangi tas žaidimas nebuvo pats pirmas toksai, tokio tipo žaidimo buvo prieš tai daug. Jiem teko negrasinimai pradėti, kad jisai ten kopiketas, kad ale nuo kitų žmonių kopijavo, taip toliau. Jisai labai didelį stresą patyrė ir jisai tiesiog išėmė tą žaidimą lauk. Bet tai kodėl kiti žaidimai neišpopuliarėjo, o tas toks išpopuliarėjo? Tai vad būtent, kodėl? Jam tiesiog, pasisekė, jo tas paprastumas, buvo kiti žaidimai biškai kitokie, bet ta pati idėja, kad tu tiesiog kažką tepini ir kažką darai, tokių žaidimų jau buvo. Jam ten ko negrasinimai pradėjo eiti, jisai patyrė labai didelį stresą, jis tą žaidimą visiškai išėmė. Aišku, pinigai jau uždirbti didelį buvo. Žaidimo nebeina nusipirkti, žmonės pradėjo telefonus pardavinėti, kuriuose jau buvo įrašytas tas žaidimas. Ir brangiai. Tipo, parduodu savo iPhone, kuriame yra Flappy Bird. Kaina ten 3 kart didesnė negu nauja. Bet tas žaidimas, jeigu nebandžius, tai yra tragedija ten. Bet ir vat neina suprasti, kodėl jisai išpopuliarėjo. Kaip Marius sako, panašių, tai žiauriai daug. Bet čia kaip mūsų podcastas, ne? Mes labai stipriai išpopuliarėjo. Tas, kur... Visi 40 labas. Čia, kur yra labai daug panašių, bet kažkodėl mūsų nemyli algoritmai. Gerai. Algoritmai mūsų nekenčiam. Jisai tarp jų kokį #1 app buvo užkilęs. Eik tu savo. Pasaulyje. Bet, žinai, apie tą žaidimą, kai šneka, kad čia yra pavyzdys, kaip irgi mažas gali su dideliu, su didžiausiam žaidimų kompanijom konkuruoti. Iš tikrųjų, man tai atrodo, kad visiškai antraip. Išimtis iš taisyklės tik patvirtina taisyklę, kad esi srutpelė ir būsi srutpelė. Niekur tu vietas neišpopuliarės. Žaidimas sukurti nėra pagrindiniai kaštai ir jeigu tau dabar sugalvotum tu kažkokią idėją ir tau pirma mintis, o tai kas man čia jį suprogramos? Flappy Bird aš mačiau per porą minučių sugeba atkartoti. Aš spėčiau, kad tą Flappy Bird dabar galima su dirbtiniu intelektu. Jo, pilnai turbūt eina. Automatiškai. Bet žaidimą, jeigu tu nori išpopuliarinti, yra pagrindinė bėda patekti pas tavį telefoną. Kaip? Milijonai aplikacijų. Kaip tavo laiko pavogti? Kaip patekti pas tavį aplikacijų listą ir vis dabartiniai visi tie telefoniniai žaidimai, kiek jie uždirba, jie 30% atiduoda atgal į reklamas, kad toliau populiarinti. Šnekant apie iPhone'us. Bus čia Rage Bait? Ne. Kol kas dar ne. Pasiliksim ateičiai, bet pirmas iPhone'as, kai išėjo 3G. Ko tu žiūri į mus, mes ne iPhone'istai, mes nežinom. Marius žino. Jie buvo pririšti prie tinklo. Reiškia, tu nusipirki ir tu gali naudoti tik tame tinkle. Žiūrėk, Lietuvoje, kai prasidėjo mobiliakai irgi, jeigu eidavo į kokį nors teledu, kad ir kokios Nokijos pirkti, buvo laikas Lietuvoje, kai rišdavo telefonus prie tinklo. Kad tu neišeitum į kitą tinklą. Blembat, jo, tas pririštas telefonas, dabar net neaišku, kas tas yra, žinai. Tai iPhone'ą irgi buvo pririšę prie AT&T Amerikoje, ne? Taip. Tai ką, atrišinėdavo paskui? Pririšo ir, žodžiu, bachurėlis sugebėjo jį atrišti ir eBay pardavinėdavo tos telefonus, tipo gali kur nori naudoti, unlocked vadinasi.
O bičias iš savo problemos tai padarė. Jisai 17 ir jisai buvo T-Mobile abonentas, o tie visi AT&T. Ir jisai sako, aš noriu irgi iPhone, man tiktų visai naudoti. Bet aš nenoriu eiti ten pas kitą Jo, jis nenorėjo eiti pas kitą operatorių ir Nu, geras. nuo to prasidėjo visas jailbreakinimas vadinamas, kai tu telefonui perrašai programinę įrangą ir darai su juo, ką nori. Fun fact, po to jisai prisidėjo prie PlayStation 3 nulaužimo. Jo. Jisai ir trečią PlayStation nulaužė. Tikiuosi, bičias gavo gerą darbą kur nors, vat, pas ką nors. Jisai džiaugiasi, manau, kad jisai nesėdo. Tiesiog Šiaip taigi įdarbina didžiosios kompanijos tokius. įdarbina. Būna Facebookas, būna Google'as irgi. Google'as vienu metu netgi čia visiškai off topic buvo padarę savo kodą, specialiai tokį, kad padarė spragą. Ir tą spragą, jeigu tu giliai knysiesi, galiausiai dainai iki tokio paslėpto teksto, kad sveikinam, tu jeigu iki čia dėjai, susisiek su mumis. Gavai darbą. Jo, Java application, kaip sakant, praėjai. Wow. Gerai. Žinot, koks buvo pirmas spaminis laiškas? Nu kažkada Nigerijos princai prasidėjo. Nežinau, koks nors labas. Tai buvo net ne internetas. O kas? Buvo toks ARPANETas. Ir tas ARPANETas tai buvo didelis kompiuterinis tinklas, kaip vis laiką būna tarp universitetų kažkur Amerikoje sujungta, kuriais tu galėjai jau nusiųsti. Mailas nuo 71 metų. Tai galėjai nusiųsti. Ir kažkoks vienas, aišku, pardavimų vadovas nusprendė vienu laišku išsiųsti dideliai masiai žmonių kažkokį ten pasiūlymą. Ir kilo... Kas? Nuo pirmo tokio laiško kilo didelis pasipiktinimas. Pirmas jau iš karto. Pirmas jau, dar nežinai, kaip jį vadinti, dar net neturi spamo pavadinimo, bet jau nervai ima. Jo, kilo nervas, bet tuo pačiu, toj krūvoj pasipiktinusi buvo keli, gal šiubiškai pažiūrėkim, kas čia yra. Ir susidomėjo tuo, kas siuntė ir viskas. Ir pamatė, kad bus daug tų, kur ką čia man siuntinėjai ir bus dalis... Vis kažkas susidomės. Aš pats ant šito esu buvęs užpuolęs. Žinot, tas reklaminės krajutės į pašto dėžutės. Žinom. Aš buvau tas bičias, kuries ir nešiodavo ir eidavau, ieškodavau klientūros, mėtydavau lapelius į pašto dėžutės ir man visi sakydavo, čia neatsiperka, kas čia jas skaito. Skaito, kam reikia, tas skaito ir pasiskambina ir tu randi tų klientų, bet lygiai taip pat kaip su spamu yra dalis, kur tau pasiruošia langus išdaužyti ir yra dar vieną įmesi. Nebuvo dar vieną įmesi, aš tau... Ten istorijų yra atskiram podcast'ui, bet yra ir dalis, kur tikrai ir pasiskambina ir tų klientų atrandi. Aš įdavau per būt kompus remontodavau. Atkreipia dėmesį ir taip atrodo, kad niekada nesu buvęs iš skrajutės nieko pirkęs, ne? Bet yra kas perka. Aš net užsikliavus ant pašto dėžutės reklamos nemesti. Ir tai nemeta? Dažniausiai nemeta, retkarčiais įmeta. Šiaip tai tu gali kažkaip, man atrodo, kreiptis, kad paskusti, bet aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma tą įrodyti, kad čia, pavyzdžiui, tau ne kaimynai įmeti iš savo dėžutės. Tarkim, atsidarė, pamatė ir, bilė kur sumesiu. Specialiai sumeščiau viską. Grinai, specialiai sumeščiau viską, jeigu praštai nemesti. Bet šiaip daug, žinokam, dėžučių yra užsirašę, kad nemesti reklamos. Iki manęs reklamą nedavažiuoja. Per adresą neturi. Per brangiai gautasi. Nėra asfalto pasti. Per brangiai gautasi važiuoti iki manęs. Bekelė nevažiuoja spamą piešti. Žiūrėk, manęs spamas nedaina, aš skaitau čia kaip pliusą. Aš kitavęs ir internetas kartais nedaina. Internetas daina. Elektra daina? Pirmas baneris. O, dar vienas užknisantis dalykas. Dar vienas užknisantis dalykas, ant kurių nieks nespaudžia, ne? Spaudžia. Ir nuo kažkada tai prasidėjo. Tai pirmas baneris 94 metai buvo toksai internetinis portalas Hotwired ir jame AT&T kompanija pirmai uždėjo ir tas baneris kažkaip skambėjo Have you ever clicked on this image ar kažkas tokio. Ir čia buvo pirmas baneris. Jo, ir gan didelis buvo, kiek čia yra, 468 ant 60, tai
labai daug spaudė, nes nieks nežinojo, kas tai yra. Kaip vis laik atrodo spalvota, gražu, tu spaudi. Nu ir visa industrija nuo to pasileidžia. Kažkas pamatė ir... Mes irgi taip norim. Spauskit ant mūsų. Ant mūsų banerio. Dar vienas dalykas, kur žiauriai pakeitė ir nuo kažko tai kažkada prasidėjo Napsteris. Labai gerai prisimenu, Napsteris buvo tokia pirmoji... Prie Alfa Torrentai. Skamba kaip peliuko Mikio vardas. I was there 50 years ago. Buvo pirmoji programa, kurios pagalba galėjai dalintis muziką. Internetas buvo klaikiai lėtas, ta platforma dar klaikiau lėta. Ten tu dainą galėdavai siūsti, nežinau, 2 savaitės. Vieną MP3. Iš mados išeina padau. Bet tu turi, arba tu per 2 savaitės atsisinti vieną dainą, arba tu visai jos neturi. Tai pasirinkimai tokie. Tai žmonės rinkosi. P2P tai reiškia tiesiai iš kompo į kompą, kad nereikia kažkokių papildomų serverių. Ir tas padarė didelę revoliuciją, nes grupė Metallica padavė Napsterį į teismą. Su labai, labai didelėm pasiekmėm. Napsteris mirė, bet kaip Marius sakė, vieną vorą užmušė ir... Iš 100 atsirado naujo. Ir tas davė pradžią... Viską mane. Į donkiai, BitTorrentai, kas nori, tų platformų pradėjo plisti. Ir po šią dieną torrentai nežinau, kaip sustabdyti. Niek, nesustabdys. Tai va, tai... atsirado paskui, aišku, tas davė pagrindą ir normaliom licenzijuotom paslaugom, tai iTunes'ai, Spotify'us. Šiaip visos platformos, ne? Tos platformos yra principiai įtakotas, kad jeigu tu nenori vogti, tai va žiūrėk, yra legali vieta, susimokėk 999 ir galėsi pasiklausyti normaliai. Tai va, kaip tas toks elgesys įtakoja visiškai pasaulyje, ne? Kažkas kažkada Napsterį pradėjo. Forčanas. Kažkoks irgi. Kažkoks. Kažkoks. Atkreipdėlis, dažniausiai studentai kažkokie būna. 15 metų studentas? Tiesiog, dažniausiai tokie nepilnamečiai, arba ten ką tik studentai, dažniausiai, kam pinigų reikia, arba per daug laisvo laiko turi. Niekad nebūna, žiūrėk, šį 35 metų, ten turintis darbo kažką padarė. Ne. Nėra rizikos zonai. Matai, tie žmonės nebebijo rizikuoti. Ir 15 metais... Nėra ką prarasti, dar nieko neturi. Sukūrė Forčaną, kurį buvo labai lengva... Įeini ir anonimiškai iškart gali rašyti. Bele ką. Nei tau regintis, ne nieko ten. Tu įsivaizduok, tu galėjai užsivadinti išdykėlis šiam 9 ir varyti. Arba iš vis anonimus. Jeigu nieko nepasirašydavai, tau tiesiog rašydavo anonimus. Masinė anoniminė bendruomenė ir va kitose laidose išnekėjom, kas būna, kai interneto... Tai neina atsekti pagal IP adresą ar pagal kažką, iš vis jokio atsekamumo. Šiais laikais turbūt eina, tais laikais nebuvo nieko. Nebuvo nieko. Tai galėjai ten srutų dobė, galėjai pilti viską, ką norėjai, ne? Forčanas... Laido, riterių, ten rojus. Aš matau, tu nebuvus Forčanas. Ne, aš nebus, aš tik tai iš jūsų sužinojau apskritai apie tokį dalyką. Ten Forčanas yra pati didžiausia srutų dobė, kokią aš esu buvęs legaliam internete. Žiūrėk, Redditas realiai po to iš to atsirado, tokia patobulinta, pagražinta versija. Bet gal Reddit'e dar galima ten ir info normalios kažkokios atrasti. Jo, tai Redditas yra iš to evoliucionavęs, su tokia žmonėm labiau prieinama, patrauklesnė, cenzuruota, kaip sakant, versijoje. Ką Marius pirmą išnekėjo, dar reik paliestą temą, kur sakė, kad eini kodį ir kažkur atrandė, ateini, kad labas mums paskambink. Tai iš to iš tikrųjų gimė kelios platformos, kurios įteisino tą white hackingą, turbūt vadinkime, ne lietuviškai. Kad white hacking lietuviškai. Nice. Nežinau, kaip lietuviškai pavadinti. Kaip? Gerieji hakeriai. Baltieji programišiai. Arčiausiai. Tai gerai, baltieji programišiai. Atsirado platformos, Bugcrowd, HackerOne. Yra tokios platformos, kuriuose įmonės paskelbė, kad labas, jeigu mūsų produktas, išnarstykit jį, jeigu nulaušit, gausit premiją, o ne teismą. Tai pakeitė visiškai elgesį žmonių, kurie nenorėjo vien laužtis tam, kad laužtis. Tai dalis tos juodos masės atsiskyrė ir nuėjo gerų dalykų daryti.
surandi spragą, gauni arba darbą, arba gauni tiesiog premiją už parodytą skylę. Kas irgi yra gerai. Įmonė užsitaiso skylę, tu gauni dolerius, važiuojam toliau. Tai... Aš dar nežinau, ar Microsoftas dar skelbia šitą dalyką, bent jau seniau jie būdavo, jeigu tu atrandi mūsų kažkur skylę, tai mes tau irgi premiją išmokam. Ir priklausomai nuo to, jeigu ten yra, kaip būna tie 0 day, 0 dienos tie išnaudojimai, tai iš vis ten $130,000 kažkas tokio. Geras. Tai va, įdomių dalykų. Ir tas, pastebėkit, kaip visas tas, kažkas pabandė ir paskui visiems laikam elgesio modelis pasikeičia. Jo, bet iš to, ką mes čia kalbėjom, tai iš tų pirmų kartų realiai gimė, vyksta dabar tik tai kitam lygmenį. Viskas vyksta dabar tik kitam lygmenį. Niekas nenumirė, niekas ta prasme nedingo, pasikeitė, kaip tu ir sakai, tiesiog šiek tiek evoliucionavo, bet liko, davė pradžią. Jo, bet, kaip Maris sako, bet visus man irgi dabar, kaip pagalvoju, viskas vienyje. Nuo 15 iki 19 metų žmonės, kurie gyvenime neturi ką prarasti, važiuojam. Negalvojam apie pasiekmes ir iš to kažkas gimsta, tai wow. Norėčiau ir aš dabar toks būti. Norėčiau ir aš būti 15. Šokam į kitą temą ir ten šiek tiek apie socialinių tinklų pirmus kartus ir apie tai, kur doleriai. Gerai. Social media, ane? Jo, tai aš tik paklaust, žinau, mūsų pagrindinis influencinimo meistras pasidomėjęs, kaip viskas vyko tos platformos, nuo ko visas prasidėjo. Kas buvo pirmas influenceris, nuo ko prasidėjo YouTube'as, nuo ko prasidėjo Twitteris, nuo ko prasidėjo Facebook'as. Viskas kažkada turėjo pradžią. Taip, turėjo. Ir labai įdomu, žinai, kas yra pirmasis koks nors influenceris, pavyzdžiui. Ir būtent, kas yra influenceris, pats pirmasis arba laikomas influencerių mama. Jau išdaviau lytį. Tai, aišku, mama. Mama, taip, mamytė. 96 metai. Tai pirmoji influencerė buvo moteris, 19 metų. Aišku, nekeista. Aišku, 19. Neturi ką prasti. Taip, Jennifer Ringley. Tai jinai, vienu žodžiu, nusprendė dar prieš visus realybės šou kaip Big Brother, prieš streamingo platformą Twitch'ą, jinai nusprendė visą parą 24/7 filmuoti savo kambarį. Ir atrodo, o kam įdomu, ką jinai veikia. Bet buvo kam įdomu, buvo, kas žiūrėjo ir jinai sako, o man vienodai šviečia, ta prasme, kad jeigu žmonės žiūri, kaip aš tvarkau stalčius, jeigu jiems yra įdomu žiūrėti, kaip aš tvarkau stalčius, važiuojam. Kiek žmonių žiūrėjo? Tai, blemba, nežinau, kiek tų žmonių žiūrėjo, bet ten turėjo, Mariau, nereik toli. Užsivedė, žinai. 2002 metai Lietuvoje realybės šou Akvariumas. Žmonės ėjo į prekybcentrį. Aš Amerikai buvau tuo metu nežiūrėjau. Bet grįžau jau ant finalo, supratau, kad ten jau kosmosas. Taip. Po to baras. Taigi transliuodavo ten parom. Non-stop. Visi žiūrėdavo. Nesakyk, kas baro nežiūrėjo. Visi žiūrėjot barą. Kažkam čia palieka barą. Ir tai nieko nesiskiria. Tai transliavo kažkokį kambarį ir ten davė alkoholio ir važiuojam. Kas bus. Tai va, ir Jennifer šitą savo projektą 2003 metais nutraukė, o pradėjo 1996 metais. 7 metus savo kambarį rodė? Taip. Tai va. Ir šiuo metu jinai dirba IT. Aišku, IT. Geri žmonės. Palauk, tais metais pasikurt streamą, tai būdavo. Taip. Ne kaip dabar. Tai jinai yra tituluojama kaip būtent influencinimo mama. Saulė. Geras. Tai čia tas toks gyvas influenceris, bet vis čia ta kategorija, kur real life. Taip. Ne kremukus pardavinėjai, bet tu tiesiog rodai, ne? Taip, grinai gyvo influencerio konceptas. Bet jaučiu, jinai taip monetizuoti normaliai ir nesugebėjo, ar sugebėjo? Vėl nežinau. Jeigu turi darbą dabar, tai turbūt ne. Nuo ko Twitteris prasidėjo? Twitteris prasidėjo nuo pirmos žinutės, nuo pirmo tweeto, kurį parašė Jackas Dorsey. Ir tas tweetas buvo Just setting up my Twitter. O tai vienas iš kūrėjų, to prasme, tiesiog buvo programerių. Jo. Vienas iš tų ir čia fun fact labiausiai, kad pardavė jį paskui kaip NFT. Už 2,9 milijono.
NFT pats iš savęs yra skemas ir sugebėjo parduoti. NFT, kas nežinot, čia toks, kai tu internetinį paveiksliuką parduodi kaip meno kūrinį. Tai pardavė kažkodėl tai... Ir šiaip niekas nesuprato, kodėl čia tą finansinę tokią vertę turėjo, bet, žinai, kaip visą laiką pirmas. Bet tai, kad krešino visi tie NFT. Tai dabar tu NFT jau viskas, jau 100 metų ten... Turbūt viena blogiausių investicijų, kokia yra buvusi per visą istoriją, kur žmonės prisipirko, ten nesimatęs tas NFT su beždžionė, kažkokias. Tu tiesiog nusipirki paveiksliuką su beždžionė ir jis kažkodėl vertas milijonų, nevertas. Jeigu tu pardavinėjai, tai... Žiūrėk, kažkas ir bananą su dakteipu prie sienos priklijuota perka už 6 lemus. Tai... O, jie. Mus nesupražinai. Sekant, ir aš esu matęs. Ką, YouTube'o? YouTube'as, nuo ko prasidėjo. Tai Meet at the Zoo šitas video vadinasi. Jisai iš principo neturėjo kažkokio strateginio ten turinio į priekį žiūrėti, kad čia užkeltus reitingus, kad to žiūrimumas būtų panašiai. Ten tiesiog stovi žmogus zoologijos sodą prie dramblio ar dramblių ir viskas. 18 sekundžių video, 307 milijonų peržiūrų. Taip. Galima jį. Jauti, jeigu to būtum parašęs komentarą first. Žinai ką, reikės nueiti ir pažiūrėti, tas video tebėra. Yra. Reikia nueiti pažiūrėti, koks buvo pirmas YouTube komentaras. Och, tai dieve, rimtai. Ir kur visą tai... Jeigu vis dar ir įdomu iš vis, kiek ten tų komentarų yra. Dabar tai bus daug. Tipo pirmas video, tai aišku, ten komentarų bus belekiek, bet kas pirmas buvo. Gerai, dabar prisimenat, praeitą podcastą šnekėjom apie animaciją ir apie easter eggs paslėptus. Taip. Filmuose, serialuose ir panašiai. O ar žinot, kas buvo tas pirmasis kompiuterinis easter eggas? Oi, ne. Tai čia irgi buvo labai seniai, 1979 metais, tai buvo paslėptas žaidime Adventure. Warrenas Robinetas kūrė tą žaidimą ir jis, žodžiu, paslėpė žinutę vien kažkokiam ten kambarį, žodžiu, to žaidimo. Jisai paslėpė savo vardą ir pavardę, nes tais laikais neleisdavo tose titruose rašyti pavardžių, kas yra kūrėjas. Tai tie kūrėjai, ta prasme, kaip prilikdavo, nepelnytai juos pamirždavo. Tiesiog kredituose nebūdavo parašyta, kas kūrė tą žaidimą. Tai jisai sugalvojo paslėpti tą Velykinį kiaušinį su savo vardu pavardę kaip kūrėjo. Ir nuo to, aišku, visas šitas easter eggų slėpimas prasidėjo, visa ta banga. Dabar filmų pramonė, žaidimų pramonė, visur tai yra ir masiškai ir po šiai dienai praėjo 40 metų. Dabar labai seniau netgi mėgdavo jau paskutinius 20 metų tie kūrėjai netgi savo nuotraukas įdėdavo. Taip. Ir šiaip jo ta žinutė, tai 79 metais turėjo įtakos pradžiai, kad pradėtų rodyti kredituose kūrėjų pavardės. Ta prasme, kodėl nerodyti, jeigu tu esi kūrėjas. Tai vienas dalykas pradėjo rodyti pavardės, kitas dalykas šiaip pradėjo slėpti easter eggus for fun, žaidimuose, filmuose ir panašiai. Jo, šitas pokytis toks nuo pirmo karto, ne? Taip. Tai va. Instagramas. Ką Instagramas? Koks buvo pirmasis postas? Tai 2010 metais Kevin Systrom kėlė pirmąją nuotrauką į Instagramą savo šunį prie tako stalo. Aišku, tai visiškai ten buvo paprasta, kasdieninė nuotrauka, niekuo ten neįsiskirianti, bet čia patapo kaip simbolis jau tų socialinių tinklų eros pradžiai kelti nuotraukas. Instagramo, aš tik prisimenu pardavimo istoriją. Jie nupirko už labai nebrangiai. Bet Meta įžvelgė potencialą, tai kaip su Flappy Bird, kai buvo, ne? Tas toks paprastas, kur neaišku, dėl ko išpopuliarėjo. Žinot, dėl ko Instagramas išpopuliarėjo? Dėl filtrų. Buvo labai lengva užsidėti filtrus, kurie padarydavo tą nuotrauką patrauklę. Meta pamatė tame didelį potencialą. Bijau sumeluoti sumą, bet tuo, ko šiandien yra Instagramas ir už kiek jis buvo nupirktas, tai yra... Per dieną tiek uždirba. Vanduo, jo.
Va, ir ką, ir po Instagramo keliavom tada į Facebooką. Va, tas Facebookas kaip tėvas, žinai, visų tų platformų. Tai pirmasis įrašas buvo paskelbtas 2004 metais, vasario 4, aišku, jį paskelbė pats Markas Zuckerbergas. Ir jis skambėjo taip, Mark Zuckerberg is preparing for the upcoming week. Nu, žodžiu, žinai, kaip būdavo tie, kur... Jis kaip visada labai įdomus žmogus. Taip, labai originaliai, nu, žodžiu. Tai, va, tai čia buvo tiesiog statuso atnaujinimas. Kažkaip būdavo anksčiau tokie statusai, kad... Būdavo. Kaip jautiesi, ar kaip... Na, žodžiu, būdavo populiaru tas nesąmonės pačioj pradžioj. Čia ant Skype'o dar būdavo, žinai, kaip galėdavai pasirašyti. Taip, draugo paspausdavai ir tipo statusą paskaityti tekstą. Nu, pavyzdžiui, ten linksmas, liūdnas. Linksmas, liūdnas, šiaip šipsinėlė. Tekstą parašyti. Net Mirkė būdavo away, nes... O, Dieve, atsimenu. Nu, žodžiu. Tas Zuckerbergas, nu, labai jau neįdomus bičias. Ar čia man vienam atrodo? Internete išpyra diskusijas, ar jisai ateivis ar ne, nes man tiek neįdomus. Bet kažkodėl visi veidaknygę naudojatės. Bet žinot, kiek yra dabar žmonių tam pensininkų socialiniam tinkle? Ne. 3 milijardai. 3 milijardai. 3 milijardai akauntų, turbūt. Kiek aš žinau, unikalių, nes tu ten žinai gali. Nu, milijardas bus bobų su gėlėm profiliuose. Bus. Kiek iš jų botų? Nu, tai va, aš apie tos ir šneku, nes tiek bobų su gėlėm nėra, kiek jų yra Facebook'e. Tiek gėlių nėra. Tiek nuotraukų nėra su gėlėm. Aš, žinot, kokį prisimenu vieną labai baisų Facebook'o periodą. Man kaip pasako Facebook'as, aš prisimenu grubiai pradžią žaidimukai. Vienu metu... Farmvilis. Būtent. Tai buvo ferma. Facebook'as vienu metu buvo ferma. Kur leisdavo dalintis žaidimais ir visi ūkininkai. Taip. Bet kurios sieną atsidaryk ir... Aš auginau, eik, tu auginau. Aš taip žmonės klasifikuodavau į debilus arba ne. Jeigu tu atsidarai tavo profilį ir ant tavo sienos yra pirmi 50 Farmvilio postų. Bet tai palauk, kažkaip būdavo galima nesidalinti, tik tai šiais matru aš nesidalindavau, bet esė tame būdavo, kad lemma, man reikia varyti namo, man reikia ten nusišienauti, ten tas pievas pasišerti gyvulius ten ir taip toliau. Bet žmonės dalindamiesi tą derlių prikviesdavo kitus vartotojus. Nesąmonė. Jo, bet jeigu tu daliniesi, tave pabūstint galėdavo. Taip. Ir tas iššaukė, va tą pirmą, dėl ko aš apie tai šneku, tas įtraukimas, ne? Paskui buvo ta technika jau pripažinta, nu, kaip, nu, negera, kad su to kažką reikia daryti ir stabdyti. Ir darė pokyčius, nes, nu, come on. Jo. Su to tokiu growth hacking, tai vadindavas. Kad tu labai greit gali kažką užauginti, va taip, va, daliniesi viens per kitą, kažkokius resursus patrupini, žinai, kiti atbėga ir dar dalinasi ir kas gaunasi. Ir ten mikrotransakcijosgi būdavo. Mes nemokėdavom pinigus? Aš galėdavai mokėti. Galėdavai prisipirkti. Matai, ten į dieną galėdavai, pavyzdžiui, padaryti tam tikrą kiekį tų veiksmų, arba tau reikdavo laukti, pasodini kokius ten grūdus ir lauki ten kažkiek tų valandų. Jeigu norėdavai greičiau, kad tau užaugtų ją ar kažkas ten įvyktų, tai... Kokią nesąmonę dabar prisimenu. Tai va, fermeriai. Bet, kaip Mairis sakė, dolerius galėjai mokėti, o dabar, kai šnekam apie internetinius pinigus, bitcoinas, ne? Žinot, kas buvo pirma transakcija, ką nusipirko už bitcoinus. Baisu. Esu girdėjus, tai bet tu pagarsink. Mario, pasakok, man širdis neleidžia. Žmogus už 10 000 bitcoinų nusipirko pizzą. Dvi pizzas? 2 pizzas. Daug šie. Šiai dienai 10 000 bitcoinų yra apie $1 milijardą verta dolerių. Skanios pizzos turėjo būti. Skaniausias pasaulyje pizzos. Aš mačiau interviu su juo, jis sakė, dėl nieko nesigailiu. Nes... Kas jam belieka, sakė. Tuo metu buvo gera investicija. Už dyką gavo 2 pizzas. Sakė, nieko nesigailiu, bet... Už kiek? Už milijardą? Taip. 2 pizzos. Tai po 500 milijonų. Po 500 milijonų pizzą. Oi. Skaniai turėjo valgyti. Labai gerai. Kuo tai svarbu? Atrakina, kol tai yra kripto, kurios tu negali paversti į realią naudą, tol tai yra oras. O jisai gavo pirmą fizinį daiktą ir visą kitą istoriją. Kickstarteris. Ir
Bulvių salotas. Kodėl aš nesugalvoju tokių gerų dalykų? Galvok naujas salotas ir tikėkis, kad praeis. Jo, su bulvių salotam geras buvo. Žmogus kaip Bairį pakūrė projektą, kad noriu pasidaryti salotas, saukokit man pinigų. Jis buvo 19 metų moteris? Kažkaip taip turėtų būti. Ne, Bahurėlis buvo. Davai, noriu pasidaryti salotas, jūs man saukokit. Irgi išinfluencina šitą dalyką, tapo jis toks kaip mymas, surinko 55 000 pasidaryti salotom. 5 000. Tai, bet tu Kickstarterį, kai pasiekė tam tikras sumas, turi pasidaryti tos goals. Tikslus, Tikslus, jo. Tai daig ten, kad jisai ten mandriai streamins, ten tą savo kaip daro salotas, ten parodys. Įmeskit dar 100, užpilsiu kečupą, žinai. Yeah. Tai taip pririnko rimtai, daug. Eiktų savo, bet tai čia jaučiu tai dėl to, kad jis pirmas šitaip. Pirmas. Po šito pradėjo daugiau daryti, Kickstarteris pamatė, kad čia, va, kaip su Facebooku, visi fermininkai, visi kulinarai, arba visi vis kažką tokias nesą. Tai žiauriai pradėjo reguliuoti tos, angliškai, joke projects, tai tos, Ambairio projektus labai pradėjo reguliuoti ir, tiesiog drausti arba tiesiog ištrinti. Jo, nes žmonės labai dažnai ieško pradinio investavimo kažkokiai idėjai ir iš tikrųjų labai gerų produktų iš ten gimsta. Labai daug ir žmonėm, kur trūksta finansavimo, visi susimeta, gauna ar ten kokią nors akcijų dalį, dar kažką, ar šiaip prisideda, ar gauna galimybę pirmį tą produktą pabandyti ir gauna finansavimą ir labai faina platforma. Puikiai. Vienas žaidimas buvo geras. Jeigu tu paukoji tam tikrą pinigų sumą, vat kaip sakiau, įdeda savo nuotrauką kūrėjai kažkur tai. Tai buvo, jeigu ten perki už tam tikrą sumą, aišku, buvo limitas, kiek galėjo pirkti tą dalyką. Žaidimo buvo daug visokių paveikslų. Ir tie žaidėjai tavo nuotrauką, aišku, jie apdirba pagal tą estetiką, į tos paveikslus kažkur įdeda. Tai tu tą žaidimą, kai jau turi, gali susirasti. Geras. Kokią nuotrauką nusinti. Čia panašiai, dabar pirminiai. Yra vienas autorius detektyvus rašo, tai irgi iš savo gerbėjų būna atsirenka žmonės, kažkurios irgi kažkokiu būdu atsirenka ir po to savo kitoj knygoj kažkurį veikėją pavadina to žmogaus vardu pavardę. Tai, tarkim, gali turėti savo veikėją knygoj. Geras. Kas būna, kai per daug pudingo prisipirki? Nemokamai skridai lėktuvais. Buvo žmogelis, kelintais ten metais. 95 metais. Universitetų dėstytojas, inžinierija, aišku. Matematiškai paskaičiavo tokį... 19 metų moteris. Matematiškai paskaičiavo, buvo reklama, kad jeigu perki ten tam tikrus produktus, atsiuntęs tą barkodą, kad įrodymą, kad tu nupirkai, tu oro linijose gausi kažkiek mylių, berods 500 mylių skrydžio už vieną tą. Jisai priėmėte, paskaičiavo, kad to pudingo kaina yra mažesnė, negu jie duoda to skrydžio. Davai, aš čia pamatęs spragą, supirkinėt, žiūrėk, kurį produktą labiausiai apsimoka, pudingą. Visur pudingus be sustojimo perka, akcija tai buvo limituota, be sustojimo visur perka tos pudingus. Šitiem ateina, kaip sakant, su valdžiau parduotuvų šneka, kad man užveškit daugiau ir prisigalvoju visokių, kad nieks nesugalvotų, kad čia kodėl pradės gilintis, kiti, tai prisigalvoju visokių nesąmonių ten. Kaip tik buvo, sako, ruošiuosi čia 2000 metam, žinai, gal kažkas tokio, čia kompas, visokių ten prisigalvota istorija, kad davaisi vienas nori tą varyti. Prisipirko jis tiek tų pudingų, 15 000, kad ten pakelių per ilgą laiką, jis pamatė, kad akcija greičiau baigsis, negu spės, kaip sakant, tos. Jisai vietinės, ne tiesiog į armiją, bet kad padėtų jam doneitinti kažkam atiduotos pudingus, paprašė pagalbos tos armijos, kad jam padėtų, tos nuima, kodus ten išsiunčia, o mes jam dovanojam. Ir Amerikoje... Žodžiu, darbo rankų susirado. Dar o Amerikoje yra, jeigu tu kažkiek padoneitini, tau mokesčius dar mažina ten kažkiek tai, susigražini mokesčių. Tai jam iš to dar ten apie $900 dar sugrįžo kažkas tokio. Bet esmė, kad jis ten virš 1 milijono mylių gavo nemokamų skrydžių. Aha, o pinigais pavertus čia gaunasi? Pinigais pavertus tais metais buvo apie $25 000 kažkas tai tokio. O už pudingą išleido? Už pudingą išleido apie 3 000 kažkas tokio.
Į pliusą išėjo. Bičias, bet su normaliai. Bet tais metais čia dideli pinigai buvo. Nu, taip. Tais metais tu čia kelis namus turbūt nusipirkti galėjai. Bet jis čia gerai sugalvojo, matai, paskaičiavo, taip plika akim gal nematysi iš pradžių, pasiskaičiavo, pasižiūrėjo. Tarp kitko, Lietuvoje buvo panašus atvejis. Koks? Linkėjimai mano buvusiam kolegui Mantui. Pirkot pudingą? Pirko ne pudingą, pirko obuolius. Esat matę, ant obuolių būna lipdukai. Nu. Buvo lipdukai ir ten buvo akcija. Registruok ir siūsk jų kodukus į tam tikrą svetainę. Bet, okei. Vieną dieną jis atsineša, kaip būna tos JBL didelis, atsineša tiesiog Sonia, tokia nedidelė kolonėlė. Kur gavai? Ir naujo. Sako, žiūrėjau, laimėjau. O, blem, iš kur laimėjai? Obuolių kodus ir gasdėjau, ką sakau. Oh my god. Nesibaigė vieną kolonėlę. Kadangi jums nebūtų užtekę protą ir man darbo registruoti tos kodus, jisai turbūt vienintelis buvo gal žaidėjas, gal buvo ten daugiau. Niekas tiesiog neregistravo. Tiesiog niekas neregistravo. Ir kai nėra konkurencijos, jisai daug tų kolonėlių gavo. Panašiai mano vienas pažįstamas su Coca-Cola irgi darė. Buvo Coca-Cola kamštelius kažkur reikėjo registruoti, bet jis jau mąstė biškį giliau. Jisai savaitgalis iš pasavaitgalio daug registruos, tai ne, žaidimas ten kažkaip kiekvieną dieną reikia registruoti antradieniais. Jis kažkodėl nusprendė, kaupdavo tos kamštelius ir kad šansų savo padidinti, reiškia, visus į vieną dieną sumesdavo. Ir antradieniais vis registruodavo ir laimėjo, kaip pasakyti, tų kolonėlių. Pastoviai, Coca-Cola daiktais apsikrovęs. Jo, buvo. Į to žaidimų žmonės netaip stipriai eina, žinai. Bet su tais obuoliais tu tai išvišė. Tavrasi, taigi jie, ta Coca-Cola kamštelis, jisai paslėptas yra, kas ten po apačia Coca-Cola. Obuolių lipdukai, tai jie, atėjau į parduotuvę ir sureginau visus tos obuolius. Tai aš jau klausiau, tipo, ar tu, sako, nereikia, sako, aš nusipirku barsinę iš obuolių, sako, užtenka laimėti. Aš kažkada esu laimėjęs iš alaus kamštelių, būdavo ten du atrask vienodus ir turėsi ten 5 litų. Bet turėdavai ant vieno 5 litų ir jeigu ant kito 5 litų, mečina viskas, laimėjai. Tai ne 100 litų vedimo ten nelaimėjai. Eidavo parduotuviai pažiūrėti ten per butelį. Įsivaizduok, darbuotojai eina, sėdi, darys apsikrovęs buteliais. Bet yra viena gera istorija, kur nepaėjo. Netflix'e yra taip ir vadinasi dokumentika. Nepaėjo. Pepsi Where's My Jet vadinasi. Pepsi paleido reklamą. Tokia labai ten... žodžiu, labai faini. Reklama atrodo taip. Pas tavę kieme ten kažkas vyksta ir rodo, tu čia gali laimėti tą, pirk Pepsi, siūsk, plėšk, laimėk, žinai. Ir tavo kieme naikintuvas nusileidžia. Ir rodo, žinai, kad ten už 100 ten kažkokių ten tų taškų surinktų, ten laimėk kuprinę, už ten 200 ten laimėk kažką ir surink ten 17 milijonų ir laimėk Harrier naikintuvą. Okay. Ir shit got real, kai vienas bičias nusprendė laimėti tą naikintuvą. Na, aišku, tas Pepsis net negali nupirkti to naikintuvą. Tu nenaisi, žinai, sveiki. Mes esam limonado gamintojai, norėtumėm nusipirkti naikintuvą. Ir sveiki, aš laimėjau naikintuvą, pastatykit man į garažą. Tai va, tas bičias pradėjo ieškoti, kaip supirkti visus tuos taškus, kaip surinkti. Oficialiuose taisyklėse nebuvo parašyta, kad tą gali laimėti, bet reklaminiam leidinukė buvo nupiešta irgi, kad gali laimėti. Ir jisai už to užsikabino, įsirašė tą reklamą. Aš vartotojas, čia pasiūlymas. Važiuojam. Susirado kažkokį vieną tokį pusiau pakvaišusį investuotoją su daug pinigų ir sako, davai, žiūrėk, čia išaiškino, kad dalykai išeina. Ta prasme, duok tu man biškį pinigų, mes ten tų taškų pripirksim, pigiai naikintuvą gausim. Tas primeta, sako, blemba, ir čia, sako, per advokatus dar reiktų, sako, per mano komandą praeisim, bet skamba kaip visai normaliai, vertas surizikuoti. Ir jie vieną dieną skambino, sveikas Pepsi, mes surinkom, kur mūsų naikintuvas. Tie, mes juokaujam. Kaip sako juokaujat, ne, mes jau taškus surinkom. Nekingi jūsų bairiai, Nuvarė į vietą su jais dėrėtis, aišku, ten juos toli pasintė,
bet iš to labai daug precedentų. Pasižiūrėkite dokumentiką, nepasigailėsit, labai, labai faina istorija. Aišku, su mūsų Marium negavo jokio naikintuvą, pasiuntė jos toli, bet viskas nuėjo iki teismų. Ir tas pakeitė, dabar, kai tu matai reklamos taisyklės labai aiškiai prašytas, matai iki smulkiausių detalių, ten, kur dalyvauji Toni kolonėlių žaidime, ten tiek yra altorių šešėliai parašyti, jeigu tu nori kas kada kur negalios. Tai čia panašiai, tas įvykis davė tą postumį labai stipriam akcijų tų visų aprašinėjimui, labai detalių instrukcijų davimui, ką tu, kaip ir kokiam sąlygom laimėsi. Kažkokia buvo istorija, man atrodo, kaip bičias prisiteisė iš Red Bullio irgi ten kažkiek pinigų už reklamą, kur buvo, kad Red Bull suteikė sparnus ir išgeręs Red Bullio. jo, nušoko nuo kažkur ir susižalojo ir gavo, paskui prisiteisė už tą šūkį. Šitą reikia Tai čia vienas iš tų pačių bairių, kaip Katė džiovino mikrobangiai. Po to laiko prisiteisė irgi pinigų ir po to laiko atsirado, negalim gyvūnų dėti. Ar tikrai prisiteisė? Prisiteisė. Okay. Čia irgi, pirmi kartai. Teismas dėl Pepsi pasakė, kad reklama buvo aiškiai humoristinė, bet čia žinai, kaip mes humorą suprantam. Ką žinau, man rodo, kuprinė laimėti jau ne humoristinė, bet naikintuvai humoristinė. Kas yra? Tai koks čia bairis, jeigu jį reikia aiškinti? Tai čia ne bairis. Čia lievas bairis. Tai žodžiu, tai būtinai pažiūrėkit, šiaip žiūri fainu. O ne kaip pinigus gaminam. Pinigus vagiam. Pinigus vagiam. Kai nesugebė gaminti, eini vogti. Kas buvo, kai prasidėjo man patikdavo labiausiai 90s. Laukinį vakarai, ne? Ir tau paleidžia. Dabar galit registruoti visi domenus. Važiuojam. Domenų registravimas, tai čia kas anksti suprato, kas čia yra per reikalas, tai tie daug uždirba. Nuo to atsirado domain squatting. Tai reiškia, tu užpirki kažkokios įmonės domeną, kol dar ta pati įmonė nežino, kad jie reikia domeno. Tai ten tarkim Coca-Cola .com, po to mcdonalds.com, tu paimi kažkokią įmonę, tu matai, kad didelė, matai, dar neturi puslapio savo, tu davai užpirki domeną ir tu to domeno teisės turi. Ir po to įmonė sugalvo, reikia susikurti, bando sukurti, užimtas. Eini pasižiūrėti, kam tas domenas priklauso. 19 metų. 19 metų studentė. Susisiekė su žmogum, jis sako, gerai, žiūrim, tavo kokios pajamos įmonės jisai pasižiūri, žinai, tai sumokėk man ten kažkiek daug tūkstančių arba netgi milijonų tą domeną. Iš šito gimė, nes tikrai buvo žmonių, kurie daug iš to uždirbo, bet įmonės, pamatė, kad čia masiškai perkami tie domenai, rezervuojami, ta prasme, iš šito gimė pakeitimai, kad jeigu tu turi domeną, bet jeigu tu tuo neužsiemi, tai reiškia, ta įmonė gali iš tavęs tą domeną perimti. Nepirkti, neperimti, o pasiimti. Per teismus gali. Žiūrėk, atėjo laikas, kai tiesiog turėjo gimti taisyklės. Pradžiai nebuvo jokių taisyklių, visi pradėjo beleką registruoti. Pala, gal čia reikia kokių nors taisyklių. Jeigu tavo domenas, pavyzdžiui, buvo apple.com, bet tu nepardavinėjai obuolių turgui, tai reiškia, iš tavęs gali, kaip sakant, tą patimti. Žemiausi lietuviški pavyzdžiai. Kinas LT. 100 metų buvo nupirktas domenas, neveikiantis, bet kad nieks nepaaiškintų, kad tu nieko neveikia, Kinas LT atsidarydavai ir būdavo tokio kiniečio išpuvusiais dantimis iššiepusios nuotrauka ir viskas. Tiesiog portretas. Kinas LT, ką ne Kinas? Taip, eik. Populiarinė. Kitų, žinai, dar tų prikolinų lietuviškų pasakošimų. Kažkada kalbėjome, bet... Prie Ruso buvo geriau LT, atsidarai prieš tai nebuvo. Arba Krapiko ūsą LT atsidarai ir būdavo Krapiko ūsų nuotrauka. Tu savo. Dabar pačių nebėra. Geras. Ir tokių labai labai daug. Užpirkdavo žmonės ir žodžiu. Ir laukia. Bet tu ten turi mokėti, ne, kažkiek už tą domeną. Tu mokė, grubiai užregistruoti domeną lietuvišką 5 eurai. Ten priklauso nuo to, kur ir kaip. Pratesti yra brangiau, grubiai iki 10 eurų metam. Jeigu ilgesniam periodui užsakinėjai pigiau, bet ir dabar dar yra
Užsiperka, bet užsiperka gal ne įmonėm, o tokius įdomesnius ir kur skambesnius, kur galėtų išnaudoti. Kad pardavinė, bet biški laikai keičiasi, matai, SEO tas dalykas, kur pritaikymas paieškos sistemom dabar nebe tiek jau žiūri tiek į patį vardą. Seniau vienu momentu buvo, kad labai Google'as reitinguodavo aukštai, jeigu turėtų kompiuterį.lt. Tu greičiausiai būsi aukščiau negu firma, kuri pardavinėja kompiuterius. Tas nebėra tiek stipriai įtakojantis faktorius, žinai, ir aš tik prisimenu iš lietuviškų. Bet vis tik malonu turėti. Malonu ir gerai, ir vadinasi, tu tokio kredibilumo daugiau įgauni, bet būna kartais ir nesąmoningų, kur žmonės nepagalvoja, kad tą domeną bus blogai turėti. Pavyzdžiui, buvo www.lt. Tai kažkas, žinai, kaip seniau rašydavai adresą, tu nerašydavai tiesiog domenas.lt, tu rašydavai www. Ir tada kažkas dar pirko www.lt. Tu niekad žmogui nepaaiškinsi, kaip tu tą adresą įvesti. Pabandyk papasakoti, va, koks tavo internetinio puslapio adresas ir pasakyk dabar. Čia panašiai kaip vieno įmonės direktorius, kur buvau susidūręs, jie labai norėjo mandrų numerių. Mes pasirašysim su telekomunikacijų įmonės sutartį tik tada, jeigu čia direktoriai gaus ten tos vienodus numerius. Kiek jie laiko praleisdavo aiškindami, kiek nulių yra jų telefone. Aš patį sunkiausią telefono numerį lengviau padiktuočiau, negu jie bandydavo išaiškinti, kiek nulių. Dažnai atsisėda ir sako 8, 6, bet koks skaičius, 0, 0, 0 ir vis dar klausiu, kiek nulių? 4 nuliai. 4, 0, 0, ne, 4, 0. 6 nuliai milijonų. Taip ir atrodydavo. Tai va, tokių domėdų, kaip prisiperka Sex.com, turėjo būti, aš dabar galvoju, nežinau, koks yra rekordas, bet žmogus, kuris pirmas nusipirko tą, kiek uždirbo? Jisai uždirbo daug ir ten iš vis įdomi istorija su Sex.com. Galiausiai tas žmogus tą domeną pardavė už 14 milijonų. Atgal grįžtam 10-metį. Tas pats žmogus tą domeną nusipirko ir visiškai nenaudojo niekam. Tiesiog pagalvojo, kad, gal kažkada prireiks, gal išpopuliarės. Tais laikais autentifikacija kaip veikdavo. Vienas žulikas, kaip sakant, parašė tai kompanijai, pas kurį tas domenas gulėjo, per faksą laišką, kad šitą domeną reikia perkelti kažkam kitam. Tas, kam domeną, net nežino apie šitą. Ir tą domeną perkelia, viskas suveikia. Tiesiog taip, vieną faksą. Ir tas sukčius, Sex.com išnaudojo pagal paskirtį. Negali būti. Buvo pats populiariausias pornografijos puslapis sex.com. Išnaudojusi tą, uždirbo daug pinigų, galiausiai daėjo iki to, kad tas atsibudo, nusprendė, kad reikia susigražinti tą domeną, ir ten prasidėjo bylos, ir galiausiai atsikovojo, buvo priteista 65 milijonai, kad sukčius turi atlyginti jam nuostolių, tas sukčius bėgo ten į Meksiką, į ten gaudė, žodžiu, vis tiek tas žmogus tų pinigų jokių negavo iš to, nors ir buvo priteista, bet jisai galiausiai vėliau tą Sex.com pardavė už 14 milijonų. Bent tiek, žinai. Bet taip, čia praradęs buvo iš lygio vietai. Amazonas turėjo glitchą, kaip nusipirkti prekes už centus, ne? Dar po šiai dienai yra prieš kokius 15 gal metų atsirado sistema. Pamatė, kad kainas, jeigu tu nori su konkurentais konkuruoti, tu neis ir nežiūrėsi kiekvienos prekės, kad lyginum kainas, kad ten ta prekė būtų 5 centų pigiau. Tai padarė automatinę sistemą, kuri žiūrėjo, kaip rinka reaguoja, kiek tų prekių dabar yra, ar deficitas, ar tų prekių per daug, už jie konkurentai pardavinėja tas prekes. Ir davai sistema automatiškai reguliuoja tas prekes. Kur buvo spraga, kad ta sistema kartais išsibalansuodavo, paimdavo blogus duomenis. Pavyzdžiui, televizorius, kuris kainuoja ten $300, būdavo už $5. Bet čia neblogiausias dalykas. Žmonės tai nusipirko, labai daug prisipirko tokių dalykų kitos įmonės, nes kaip Amazonas jie kaip sakant, yra tie tarpininkai tarp tų parduotuvių. Ir pagal kontraktą buvo įsipareigoję, jeigu nuperka, tu turi vykdyti užsakymą. Tai daug įmonių bankrutavo prieš tos bairius. Tada Amazonas išleido, kaip ten vadinasi, tokią politiką, kuri apsaugo tos pardavėjus
kad, jeigu yra visiškai nerealus užsakymas, ten televizorius naujas, ten didelis už 5 eurus, 5 tai, dolerius. Žodžiu, turėjo apsirašyti, ką reiškia realu, kas nerealu, ne? Tai mums reikia televizorius. Apsirašė, kad jeigu toks netyčinis, kad gali atšaukti užsakymus, nes iki tol užsakymai negalėjo būti atšaukiami, turi būti vykdomi ir prisipirko tiesiog daug dalykų, perpardavinėdavo po to. Geras. Turėjo kažkur, aš apie vis didžiausias kompanijas, kai pagalvoju, koks nors Amazonas nepasimovė, koks nors McDonald's nebuvo pasimovęs. McDonald's pats nebuvo pasimovęs, bet buvo McDonald'ui rinkodarą teikianti kompanija. Tiksliau buvo pasimovęs vienas iš pagrindinių žmonių, kuris tai darė. Būdavo McDonald's Monopoly žaidimas. Tarp kitko, tas žaidimas, žiūrėjau dabar ant dienų, vėl McDonald's jį gražina. Geras. Grinai, žiūrėjau prieš keletą dienų, buvo paskelbta, kad gražins. Kokia yra šitas žaidimas, kaip jis veikia? Tiesiog ant tavo tų produktų, ant bulvyčio, ant ledų kokteilių, ant gėrimų būna užklijuoti tokie nedideli stikeriai, lipdukai, ir tas lipdukas būdavo, gali jį nuplėšti ir ten papačia būna, ar laimėjai kažką tai. Tai buvo žmogus, kuris, irgi to rinkodarui dalyvavo, ir jis buvo sakingas, kad atsitiktinę tvarką į kažkurį tai restoraną jis turėdavo nunešti tos laiminguosius lipdukus. Nelaimingų visi turėdavo. Laimingus turėdavo nunešti. Ta žmogų irgi auditas. Išorinė kompanija audituodavo, kad jis nieko nepadarytų. Bet būdavo kartais jau audituodavo kokią moteris. Jisai tipo su čimodanu į vyrų tualetą eina, kol jisai nueina. Jisai buvo kažkokiu būdu sugalvojęs, kaip tą čimodaną daryti, nes ten būdavo lipdukų iškliuoti, apsaugos, kaip sakant, kai būna dokumentai su štampais. Griežtai dėl kažkokių lipdukų. Prizai būdavo, $200,000. Ai, prizai tokie. Čia ne kad laimi antrą bulvyčių komplektą, čia porą namų nusipirkt galėdavai. Okay. Tai va, jis atidarydavo, tos išimdavo, savo pasimdavo, paslėpdavo, įdėdavo tų nelaimingų, nuneždavo ten sumaišydavo tame restorane, darbuotojai ten irgi audituojami būdavo, klijuodavo, atsitiktinai laimėdavo, jis pats nelaimėdavo. Jis draugams tos lipdukus irgi sutardavo, tichare, kaip sakant, pavyzdžiui, buvo savo kažkokiam ten pažįstamam mėsininkam, sako, žiūrėk, tu man duok kem 5 štukės, aš tau duosiu lipduką, už kurį tu laimėsi 200,000. Ir jis va taip varydavo. Lipdukų plovimas. Ja. Galiausiai ten labai ilgą istoriją, čia pusę podcast'o galėtume kalbėti. Į FTB ten jau pradėjo susekinėti, žiūrėjo, kas čia yra, nes, kaip sakant, kokie žmonės laimi ir viskas jį kažkaip sueidavo, ir galiausiai prigavo, sėdo, irgi ir bėgt bandė, priteisė apie 14 milijonų, kad sumokėtų, iš viso tiksliai nežino, kiek spėja, kad ten iki 28 milijonų galėjo jisai, kaip sakant, pavogti. Ir ten iki Europos, aišku, mažai dėjo, bet Amerikoje labai buvo, kad tiesiog nuėjęs, kad mes visi žaidžiam, o laimė jisai. Geras. Tiesiog tokia antraštė nuėjo. Ir šitas žaidimas dabar grįžta vėl. Kaip ieško sistemų įskilių, dabar jie bus pasimokę. Aš jau pažiūrėti apie šitą žaidimą, kokie dabar prizai. Piniginis prizas maks yra $1,000. Yra daug visokių prizų, tiesiog eina ant didelio skaičiaus, bet jie mažesni tokie jau. Nebėra, kad ten bam. Man atrodo, kad ten jie patys buvo kalti, kad tos prizus toks išdalino. Reikėjo netokių dėlių prizų. Visada esi pats kaltas, jeigu tokį organizuoji. Ir... Geras. PayPalas irgi buvo panašiai prisigavęs. Žinai, čia yra kur daug darai kažką ir prasiskaičiuoji. Tai prasiskaičiavo jie su savo referalų programą, tai rekomendacijų, kur tau reikia surinkti į savo platformą kuo daugiau žmonių. Renki per rekomendacijas ir duodavo $20 tam, kuris rekomenduoja, ir tam, kuris naujas atėjo, atsisėdo kažkas, ar reikia feikinių mailų prikurti. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne, ir kuri ir viens kitą referuoja ir žodžiu. Kaip apie tokią paprastą skylę nepagalvojant, taigi bet kas gali bet kiek mailų prisikurti, ne? Čia labai prasidėjo. 99-ais tai net nereikėdavo jokių telefonų, ten tos mailus galėjai koks nori, kiek tik nori. Man atrodo, tiksliai žinau, ar SMS kredit, ar kažkuris iš tų kreditų darė Lietuvoje labai panašų dalyką. Beroš čia buvo kokie 8-9 metai. Tuo metu žaisdavau kompiuterinį žaidimą, World of Warcraft.
Ir vienas žmogus labai tiesiog, per global chatus eidavo ir spamindavo lietuvių bendruomeniai, kad duosiu jums to žaidimo valiutos, jeigu jūs man, užsiregistruosit su mano linku sistemui ir, padarysit vieno cento transakciją. Pirmin atgal tiesiog 1 centas, kad patvirtit. Čia kaip buvo tavo paštas belė, kaip susikūrė, ten turi patvirtinti. Tai ten turi, banko pavedimus daryti. Čia yra, iš to ir atsirado, kad turi būti know your customer. Tos visos fintech, visa industrija gavo įpareigojimą turėti, tu turi turėti tą patvirtinimą, kad čia tikrai yra tapatybė kažkokia. Ir kaip baigės? Tas šiuvakas, jisai, kadangi tą žaidimą begalį daug valandų buvo įkišęs, jisai to žaidiminio aukso turėjo daug, ir jisai kreipiasi, sako, davai susirašom, pasako, ką daryti, jam 10 litų įkrenta, jisai ten duoda tavo auksą, duoda kitas. Aš jaučiu, jis ten štukė minimum pasidarė ten per kelias dienas. Geras. Čia kaip konvertuoti netikrą Warcraft'o auksą. Į tikrą auksą. Gerai, nesukčiaukit, gyvenkit gražiai, vis tiek anksčiau ar vėliau sėsit. Taip. Einam pažaisti, ištryniau internetą. Real fake. Sugrįžta legendiniai. Legendariniai. Šiaip mano vaikas jų labai nori ir čia klyjei. Čia plaukai kažkitos. Čia yra mano rankų darbo padaryti ženkliukai, kurių nėra, jie vienetiniai. Taip kad saugokit ir mylėkit. Žaidžiam žaidimą dabar, tiesa ar melas. Aš duosiu jums 10 faktų apie tuos pirmus kartus internetuose iš įvairių sričių. Gal kažkas pasikartos iš to, ką kalbėjom, tai pasižiūrėsiu, ar labai atidžiai čia klausėtės, arba žinot patys, ką šnekėjot. Ir paspėliosim tada, gerai? Ja. Taip. Pirmasis viral memas internete buvo katė su užrašu I can has cheeseburger. Real or fake? Fake. Aš sakau real, nes nesivizduoju. Real. 2007 metais katė su šiuo užrašu pradėjo būtent tą lolcats kultūrą visą. Ir šitas memas išpopuliarėjo taip, kad net atsirado atskira svetainė I can has cheeseburger. Galima net ir paračekinti, pasižiūrėti. Tai su tuo parodė, kad, humoras internete gali tapti tokiu masiniu veiksmu ir, užsiauginti visą tą masinę industriją. Šiaip, kai pasakėjai lolcats, tai tos jau žinau, jie tarp kito 4chan'e labai trenina. Yra toksai puslapis vis dar. Taip, vis dar. Ir I was today, result, man buvo 43 metai. Ir sužinojau. Gerai, toliau. Pirmasis žmogus, transliuojantis 24/7 savo kavos gamybos procesą, buvo barista iš Oregono 2001 metais. Real or fake? Spėjimo būdu. Fake. Davai vėl real. Fake, nes aš juk sakiau, kad tai buvo Jennifer Ringley. Jennifer tai tikroji ta pradininkė 24/7 Mane išmušė, kai sakė, kad kavą gamina. Tai jinai, kaip ir sakiau, kad 96 metais jinai paleido būtent. Tai rodė kasdienį gyvenimą, o ne kavą. Tai va. Gerai. 2003 metais pirmoji mobilioji aplikacija tapusi viral buvo žaidimas su triušiu, kuris valgė ledus. Kelintais metais? 2003 metais. Ne, per vėlai. Per vėlai. Fake. 2003 metais dar nebuvo tikrų App Store. Aš irgi galvoju, tu sakai, per vėlai nebuvo, dar jau išmanių telefonų. Aš ne apie appsą pagalvojau. Per kitą Aš apie paprastą programą galvojau. Aš gerai pagalvojau, dar nebuvo smartphone. Aš galvojau, kaip paprastą programą kompę. Tai kad pirmosios masinės mobilios aplikacijos atsirado tik po 2007 iPhone'o paleidimo, o triušio ledų istorija tiesiog čia toks linksmas what if, bet čia netiesa. Gerai. Pirmasis TikToko viral vaizdo įrašas buvo močiutė šokantis su dulkių siurbliu 2012 metais. Kada TikTokas atsirado? Turbūt TikTokas beje atsirado anksti, bet jis neišpopuliarėjo. TikTokas yra sena aplikacija. Sena? Jo, bet jinai kaip tai real Flappy or Bird. fake? Gerai, tai būna real. Real, aš irgi. Fake. TikTokas atsirado 2016 ir 2012 jo nebuvo dar.
Ir pirmoji TikToko transliacija, tuomet dar vadinosi Douyin šitas reikalas Kinijoje. Buvo trumpas lipsinko vaizdo įrašas, kuriame paauglys 19 metų mergina vardu Sigis groja muzikos fragmentą ir lipsinkina populiarią dainą. Tai va. Bet žiūrėk, nuo pirmo TikToko video nieks nepasikeitė. Ne. Kvailo šokis, lipsinkas ir gerai. Taip. Gerai. Kodėl TikTokas sprogo? Kokie 4 metai atgal. Bet sakau, aplikacija tai sena. Ir nebuvo populiari, bet paskui dėl velnių žino, kaip Flappy Bird. Pirmoji live coding transliacija, tai programavimo tutorialas, įvyko per ARC, ne, 98 metais ir žiūrovai galėjo realiu laiku siūlyti kodą patys. Per ir... Nu gerai, aš prisimenu Viktorinas per Mirką. Nu gerai, važiuojam. Real. Real. Tai platforma leido programuotojams bendrauti ir dalintis kodų ir šitas pirmasis live coding eksperimentas tapo pradžia šiandienos Twitch dev kultūrai. Tai žiūrovai galėjo komentuoti kodo eilutes realiu laiku ir žiūrovai, kad visi suprastumėt, kas yra IRC. Visi tie, kurie gimimo metai dvejetų prasideda, jūs nežinot, kas tai yra. Bet buvo tokia programėlė Mirkas. Tai yra pilnai tekstiniam režime veikianti programa, kuriam tu susijungi į kažkokią atskirą kanalą, yra keli to kanalo administratoriai ir visi paustina, kas ką nori. Tu tiesiog teksto sieną, kas pirmas parašė ir viskas žemyn važiuoja. Taip. Leido žiūrėti. Tai gal ten tiesiog streamino, o per kažką... Tai nestreamino, čia tiesiog Mirko kanale kažkas tiesiog paustindavo kodą ir kiti komentuodavo. Taip. Čia kaip chatas. Įsivaizduokit dabar Facebooko messengerį šeimos grupiai, kas nors įmestų kodo gabalą ir visi kiti šeimos nariai komentuotų. Ir taip toliau. Gerai, pirmasis žmogus, kuris pardavė savo memą kaip NFT, buvo 2005 metais šuo turėjęs kepurę. Blemba, NFT vėliau buvo. 2005 metai jo per anksti. Ne, fake. Fake'as. Pirmasis parduotas NFT buvo Jack Dorsey, pirmasis tweetas, būtent tas, apie kurį kalbėjom 2006 metais. Tas ir buvo pirmas parduotas. Taip, just setting up my Twitter. O nebuvo ten šuns su kepurė. Gerai. Google.com domenas buvo parduotas už $1 milijoną dar 98 metais. Gerai, real. Su Google domenu žinau, kad Google'as buvo pramazinęs pratesimą ir buvo kažkas kitas nupirkęs, bet geroji atidavė. O dėl šito tiksliai nežinau, nu davai real. Fake. Google niekada nepardavė savo domenų. Jis buvo registruotas Larry Page ir Sergey Brin ir naudojamas pačių kompanijų, pačių, žodžiu, iš kompanijos esančių žmonių. Tai šita idėja apie sandorį yra čia fake'as. Sergejus dar ir taučio turėjo. Toliau. Pirmasis viral dronų video buvo katė, kuris skraidė su mini dronu 2013 metais. Kamo kaip gyvūnų kankinimas, tai gal būna fake. Palauk, čia nebuvo tas, kur iškamša katė skraidė. Kas? Buvo. Kaip pas tavį interneto srautę ateini čia forčianė, matai? Aišku, forčianė. Bet dabar, kad tu suprastum, kas yra forčianas. Ne. Skraidanti negyva katė ant drono. Ne. Forčianas. Važiuojam. Katės iškamša tiesiog uždėjo propelerius ir skraidė su ją tipo. Tai real or fake? Gerai, jeigu forčianas, tada real. Katė buvo negyva, tai nežinau, ką čia man rodyti. Fake'as. Pirmieji dronų video tapo populiarūs tik po 2015 metų, bet tikrai nesu katėm. Ir tikroji dronų viral kultūra kilo iš kraštovaizdžio filmavimo, ekstremalaus sporto vaizdų fiksavimo ir panašiai. Ne kad katė ten, žinai, skraidinti. Tai va. Nežinau, ką tu ten žiūri ir kokio ten srautų dobę esi atvėręs. Numirė žmogaus katė. Ir davai paskraidinam dronų. Ir įdedam. Jis nunešė savo katę, kaip tai yra, kur
Kaip vadinasi? Taksidermija. Taip, taksidermija. Padarė taksidermiją, sugalvojo uždėti propelerius ir davai paskridyti. Iškamšas. Aišku, kaip padarė, iškamšų uždėti propelerius. Ne, niekada nešauti. Bet va, žinok, va toks turinys, va čia yra Farčiano turinys. Padarai, kad ties iškamšų uždėti propelerius, važiuojam. Va tokia srautų duobė ir įsivaizduok, kai visa tai yra anonimiška. Nuostabu. Pirmoji Wikipedia versija startavo 2001 metais ir per pirmąją savaitę turėjo tik 13 straipsnių. Kelinti metai? 2001. Gali būti. Ir vienas iš lietuvių buvo stipriai prisidėjęs, beje, prie kūrimo. Toks labai žinomas Lietuvos IT bendruomeniai asmuo. Buvo. Dar kaip tik interviu su juo tada mačiau. Ir jisai, kaip pristatinėjo tą Wikipediją, vieną sakinį leido pasakyti, jis sako, it just works. Geras. Tai taip, teisybė, pradžioje projektas atrodė kuklus, bet idėja apie laisvai redaguojamą tą enciklopediją įsivažiavo visam pasauliu, o kūrėjai, tai Jimmy Wales ir Larry Sanger netikėjo, kad taps tokia jau pasaulinė jėga ir tokiu dideliu projektu. Wikipedia turėjo irgi visus šansus tapti Farčiano atitikmeniu, nes ten, kodėl mes tikim, kas parašyta Wikipedijoje, bet tai kažkodėl yra dažniausiai teisingas turinys. Ne. Ko mokosi kolegijai pirmam kurse, mes turėjom dar fiziką. Mano dėstytojas sakė, prikolas dėstytojas buvo, sakė, jisai nuėjo į Wikipediją, pakoregavo formulės. Aha. Po kiek laiko padarė egzaminą. Atėjo studentai, kurie tas blogas formulėse pakoreguotas naudoja. Geras. Nu, bet ten skraidančių kačių su propeleriais nėra. Čia pirmas toksai prigavimas, kaip su ChatGPT dabar, ne, va, pavyzdžiui, ar naudojasi ar ne, tai ar naudojasi Wikipedia ar ne, o to aš dabar prigausiu, tu naudojasi, prikelsiu lėvų formulių ir tada žiūrėsim. Bet kodėl aš turėčiau nesinaudoti Wikipedia, tai yra tiesiog dar vienas interneto šaltinis. Bet jisai yra neoficialus, pavyzdžiui, tu kai rašydavai baigiamą darbą, tau neleisdavo naudoti Wikipedia, nes Wikipedia nesiskaito oficialus, nes ten nėra patvirtintas, tu turi nurodyti normalius šaltinius, ten nesiskaito normalus šaltinis. Na gerai, paskutinis. Pirmasis emoji kavos puodelis atsirado Japonijoje 99 metais. Emoji kavos puodelis. Buvo emoji. Kas yra emoji kavos puodelis? Emojis, kuriame yra kavos, vaizduojamas kavos puodelis, jisai 99 metais atsirado Japonijoje. Čia buvo pirmasis emojis. Fake, nebuvo emoji dar turbūt. Real. Emoji sukūrė būtent Shigetaka Kurita, Shigetaka. dirbdamas Entity.com kompanijoje. Čia japoniškas įgis. Kamato Tajama. Ir pirmoje, būtent 176 emoji kolekcijų buvo kavos puodelis, kuris tapo vizualinės kalbos tokia kaip pradžia pradininku. Tai va, tiek iš real or fake faktų. Ačiū, Aistė. Gerai, šiandien įrankių dėžėje trumpai irgi norim papasakoti apie, kas būtų, jeigu norit nusikelti į praeitį ir pažiūrėti, kaip tam tikra svetainė atrodė seniau. Tai yra toks interneto archyvas, vadinasi Wayback Machine, web.archive.org, tu nueini ir tu gali, ne kiekvienos dienos, bet kiek dažnai ta paslauga eidavo per visą internetą ir darydavo vadinamus snapshotus. Pirmo puslapio nuotraukas. Ir tu gali pasižiūrėti, kaip įsivedė adresą, nesvarbu, gali būti puslapis dabar nebeegzistuojantis, bet įsivedė ir pasižiūrė, kaip 2005 metais atrodo. Įsiveskit youtube.com ir išsirinksit kalendoriui tiesiog datą. Kokį youtube.com mes nemeluosim, mes tikrinom OneNote. Mes tikrinom OneNote. Ir tu gali sužinoti, kad 2002 metais žmonėm buvo siūloma pirmoje vietoje prasisiųsti grupė Virus daina. Ten kažkokia. Paprašau Tibe. Aš taip nustebau, rodo top 10 melodijų, atsisiūs 3 rusiškos. Tais metais taip. Tai, žodžiu, bet kurios svetainės tu gali atsisukti ir pamatyti, kaip atrodė internetas tada. Beje, esu kartą naudojęs, ne kartą esu naudojęs, kai nors programuodamas prisičiūdinį, pakeiti puslapį, kokias kopijas nebeturi, vaizdą, žinai, sugadini, ir pasižiūri, kaip buvo iki tol ir atstatinėjai.
Tai labai patogu. Tik tiek, kad ten negali vaikščioti per puslapį. Vaikščioti negali, bet pirminiam puslapį kažkada yra tekę net informacijos ieškoti. Žinau, yra buvę panaudota kažkada netgi teismuose. Pirmam puslapį, žinai, tu bus va parašyta, labas, dovanojam naikintuvą. Nu, kaip ir yra snapshotas. Gali būti kaip ir įrodymas. Toks, kur internetas nepamiršta. Taip. Tai va, bet kokį puslapį įsivedat, ant kalendoriuko paspaudžiat ir žiūrit, kaip atrodė. Ir nerėti nostalgiją. Jeigu turėjot puslapį apie kačiukus. Gali žiūrėti, kaip per laiko keitėsi. Taip. Jo. Tai tarp kitko visai įdomus pratimėlis. Tai va, tiek. Good. Šiandienos dienos faktas skiriu Aistai. Tau labai patiks. Vorai. Jau patinka. Vorai savo grobio nekramto. Jie suleidžia sultis, tos sultis jį ištirpdina ir po to jie ištirpia tai. Taip jie valgo. Like, share and subscribe. Daugiau apie varus kitoje laidoje. Oh my god.